Nu kągi, pagal mane tai yra paskutinis autorius, nežinau pagal kokią tvarką jūs juos pražiūrėjote, paklausėte, bet pakalbėsim apie Wilfredą Ruprechtą Bijoną. Galima sakyti, dar vieną autorių, kurio žinomumas nekelia abejonių ir jo teorija irgi. Taigi, ir Britanija, ir pasauliniu lygiu iš tikrųjų jis labai vertinamas, ir kaip britų psichoanalizės teoretikas ir praktikas. Ir tokia remarka, 62-65 metais jis buvo Didžiosios Britanijos psichoanalitinės draugijos prezidentu. Iš principo, dauguma autorių sutinka, kad Bijono idėjos yra labai unikalios, kartais galbūt net ir labai sunkiai suprantamos. Ir tai didžiausias psichoanalitinis mąstytojas po Freudo, teigia Nevilis Symingtonas. Bijonas lyginamas su Lakanu, įvardinamas kaip vienas iš tų keistų analitikų, kuriems nerūpi, kad jų pacientams gerėtų, nes jie tiesiog siekia tiesos. Ir dažnas teigia, kad Bijono kūryba dažnai yra tikrai gana niūri ir erzinanti. Aš tai pasakyčiau, nelabai suprantama kartais matematiškai, tarsi atrodo toks kaip matematinis modelis, nors niekada nenustoja stimuliuoti mąstymo ir kūrybiškumo. Gimė šitas psichoanalitikas 1897 metais Šiaurės vakarų Indijoje, Mathura mieste, mirė 1979, būdamas 81, Oksfordas, Anglija. Sutuoktinės buvo dvi, Betty Jardine ir Francesca Bijon, kaip antroji. Jis turėjo vaikų, tai Penelope Bijon Talamo, Nicola Bijon ir Julia Bijon. Tai va, šeima buvo kažkuri britų karta Indijoje, tokia iš vidutiniokų, tėvai buvo labai kartu abudu pamaldus ir kartu labai tokie nacionalistai, tikri britai Indijoje. Su tėvais ryšys gana epizodiškas ir santykiai savotiški, ir pats Bijonas apie atsiliepė. Blogi santykiai buvo su motina, kurios emocijos buvo labai nestabilios. Panašiai buvo ir su tėvu. Turėjo seserį Edną, su kuria santykiai irgi buvo įtempti. Bijonas savo giminę apskritai įvardino kaip pamišėlius kažkur tai. Ir 8 metų jis pats vienas išvyksta mokintis į Didžiąją Britaniją. Tai aš manau, kad irgi sudarė tam tikrą poveikį jo teorijai. Šiaip tai mokėsi gana garsioje mokykloje, nors siekiai pradžioje iš vis buvo labai grandioziniai, tokie mokintis Oksforde, kur neįstojo, nes šiaip mokėsi gana vidutiniškai. Bet iš kitos pusės jį globojo garsios šeimos, prakutę miestiečiai ir provincialai kaimiečiai, tad matė didelius kontrastus tarp tų gyvenimų. Žinomumas pirmiausia, tai yra dėl kelių dalykų. Aišku, tai yra dėl objektinių santykių teorijos, tiek jo mąstymo, gebėjimo mąstyti raidos ir mokymosi per patyrimą teoriją, ir konteinerio ir konteininimo teorija labai žinomos. Ir kitas sritis tai yra grupių psichoanalizė ir grupių dinamika, apie kurią mes tarsi žinom mažiau, bet jis tikrai irgi ten daug padėjo indėlio savo. Aišku, dar vienas dalykas, kuris man atrodo svarbus, čia man ir pačiam labai patinka, tai Bijonas ir jo karinė tarnyba. Kaip matot, jisai gavo 2 medalius net apdovanotas yra, ir jeigu apie tai, paskui aš pasakysiu, kodėl aš tai išneku irgi. Taigi, pirmajam pasauliniam kare jisai tarnavo tankų korpuse Prancūzijoje kaip tankistas, tankų vadas. Jo iš principo nepriėmė kariuomenės savanorių, greičiausiai netitiko kažkokių kriterijų, bet tėvas suorganizavo tada priėmimą į tankų dalinį. Ir 17 metais jis pirmą kartą sudalyvavo mūšyje, 18 metais jau vadovavo tankų būriui, 18 metais paskui buvo paaukštintas į laikinuosius leitenantus, tai yra į karininkus, paskui buvo kapitonas, tankų kuopos vado pavaduotojas ir jo liko iki 19 metų. 21 metais buvo demobilizuotas, jau jam suteikiant kapitono laipsnį. O 18 metais vasario mėnesio 18 dieną už veiksmus Cambrai mūšyje jam buvo suteikti 2 ordinai, pasižymėjimo tarnyboje ir legiono, garbės legiono Chevalier kryžius. Tai čia vienu žodžiu kryžius. Jo esmė yra tame, kad to mūšio metu daug jo bendražygių žuvo ir jis liko vienintelis toks karininkas, kuris vadovavo mūšiui ir dėl to buvo apdovanotas, nors sako, pats nesijautė to nusipelnęs. Tai čia irgi gal klausimas apie karo traumą ir kaip tai jį paveikė. Čia citata iš šio apdovanojimo ordinų, matosi, kad buvo drąsus vyras tuo metu. Tai ir šiaip tai, jeigu taip šnekant, kodėl apie tą šneku, tai yra karinė tarnyba ir psichoanalizė. Ir kyla klausimas, iš tikrųjų, kaip smarkiai
karo išgyvenimai, galbūt net pergyventa karo trauma paveikė Bijono kaip analitiko identitetą ir jo matymą ir mąstymą. Prisimenant vėlesnį jo domėjimąsi represuotų ir primityvių psichikos būsenų sugyvenimu su daug sudėtingesnėmis psichikos būsenomis, apie konteinerį, konteininimo sąvoką, visą tai, aš manau, kad labai susijęs su jo karinė patirtimi, nes Pirmo pasaulinio karo metu mūšiuose žūdavo labai daug karių, kartais apie trečdalis jų. Tad jo kovos draugų iš tikrųjų aplinkui vis mažėjo ir mažėjo, tai toks trauminis patyrimas. Gal dėl to jis tavo tokį psichotinį lygį psichikos funkcionavimą ir taip mėgo ir apie jį nagrinėjo ir aiškinosi. Tai yra ta prasme apie save. Dabar apie studijas. Prieš Pirmą pasaulinį karą mokėsi Bishopo Stanfordo koledže Anglijoje. Po karo studijavo istoriją Queen's koledže Oksforde ir 22 metais tapo meno bakalauru. Kitas dalykas, kaip veteraną jį be vargo priėmė į Oksfordą, nes karas pasibaigė, vyrai grįžo ir juos pagerbė. Net į vidurį mokslo metų jį priėmė. Ir jis buvo daug vyresnis už kitus studentus, aišku, daug sportavo, kol irgi, va čia dar vienas dalykas, nepatyrė didelės traumos. Aš neradau kokios, įdomu būtų, bet, kas užbaigė jo sportinius dalykus. Bet baigęs Oksfordą jis visgi negavo pilno diplomo, nes mokėsi ne nuo pradžių. Tada mokytojavo, buvo istorijos mokytojas, daug bendravo su mokiniais, bet iš kitos pusės buvo apkaltintas mokinių tvirkinimu. Aišku, kas tai yra tvirkinimas, gal idėjų tvirkinimas. Buvo problemų su vadovybė. Vėliau studijavo mediciną Londono universitetiniam koledže ir 30 metais baigus mokslus tapo gydytoju. Dabar psichoanalizės pasirinkimas irgi toks neatsitiktinis. Londone jis susidomėjo tuo keistu naujų dalykų vadinamų psichoanalizę po to, kai susipažino su tokiu iškiliu smegenų chirurgu Wilfredu Trotteriu, kuris 16 metais parašė knygą Instinct of the Heart in the Peace and War, paremta Pirmo pasaulinio karo metų patirtais siaubais. Ir jis liko susižavėjęs, aišku, ir tą knygą, ir šito chirurgo idėjomis, o jis, kaip suprantu, buvo susijęs su psichoanalizė ir ją, kaip ir, nesakysi, kad platino, bet skleidė tarp žmonių. Ir kai susipažino tada jau Bijonas su Samueliu Beketu, psichoanalitikui, jisai panoro mokintis psichoanalizės ir 38 metais pradėjo savo pirmąją mokomąją analizę pas Johną Rickmaną, kurią nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Ir čia dar Bijonas 7 metus mokėsi psichoterapijos Talvistoko klinikoje. Vėliau apie tai atsiliepė kaip apie patyrimą, kuris turėjo savo ribotumus. Naujas karo patyrimas atėjo vėl, Antrasis pasaulinis karas ir 40 metais vėl buvo pašauktas į kariuomenę, bet jau kaip medicinos korpuso leitenantas ir tarnavo daugybėje karo ligonių, tam tarpe, bet jau Britanijoje, tam tarpe ir Northfieldo karo ligoninėje, ir kur inicijavo kai kuriuos savo pirmuosius Northfieldo eksperimentus su grupinė terapija ir su jo matomais teoriniais matymais. Šiaip dar apie gyvenimą irgi Antrojo pasaulinio karo metu jo žmona pagimdė dukrą, kuri gana tragiškai greitai mirė. Kita duktė Partenopė tapo žinoma psichoanalitikė, bet irgi netikėtai mirė automobilio katastrofoje 98 metais Italijoje. Grįžęs į Talvistoko kliniką po karo, Bijonas ėmė vadovauti komitetui, kuris reorganizavo Talvistoką į naująjį Talvistoką, žmonių santykių institutą, kartu kuris su naujaja Talvistoko klinika, šitas žodis labai žinomas, tapo sudėtinė naujos sveikatos sistemos dalimis. Ir apskritai Talvistoko klinika, mokykla labai tokia žinoma psichoanalizė ir psichoanalitinė teorija. Čia 1951 metais sutiko savo antrąją žmoną, Franceską, ir antrąjį savo gyvenimo dalį jis jau praleido Los Andžele, išsikėlė į Ameriką ir tik prieš pat savo mirtį buvo trumpam grįžęs į Britaniją. Dabar psichoanalizės studijos, pasibaigus Antram pasauliniam karui, jo domėjimas psichoanalizė vėl labai sustiprėjo ir 46-52 metais, tai yra 6 metus, praėjo mokomąją analizę pas Melanie Klein, prisijungė prie Klein studentų mokslinių tyrimų grupės, ten buvo kartu ir Hannas Siegel bei Herbert Rosenfieldas ir jie vystė Klein teoriją, idėjas apie paranoidinę šizoidinę poziciją, kaip ją naudoti dirbant analitiškai su pacientais sergančiais psichoziniais sutrikimais. Kaip matot, daugiau su tokia sunkia patologija darbas ir matymas irgi pacientų irgi per tą ankstyvuosius raidos etapus.
ir tapo vienu iš Klein mokyklos tokių kertinių autorių, nors Bijonas irgi kaip atskiras autorius, ar kaip, aišku, jis kaip ir neturi tokios atskiros savo mokyklos, kur ten bionistai būtų kaip kleinistai, bet kartu jis toksai tarp objektinių santykių ir Klein. Ir dabar apie jo teoriją tada. Jo teorija remiasi analitinio susitikimo fenomenu. Pirmiausia, jisai sėmėsi iš terapijos tarp paciento ir analitiko, todėl radikaliai nutolsta jisai tiek ir nuo Freudo, tiek ir nuo Klein teorijos. Jis iš principo nepriskyrė savęs nei prie vienų, nei prie kitų sekėjų. Ir pirmiausia, tada trumpai apie grupinę psichoanalizę, apie grupių dinamiką. Jisai kartu su Folkes, Rickmanu, Bridger, Mainu, Patricku Demir vystė grupinės psichoanalizės idėjas ir labai daug pasisėmė tolimesni autoriai ir ne tik psichoanalitinės grupinės terapijos, bet ir kitų terapinių mokyklų atstovai irgi pasisėmė iš jo šitų žinių. Ir jisai sakė apie 3 pagrindinės grupės prielaidas yra priklausomybė, kovoti, bėgti instinktas ir susisiejimas. Jei grupė įkrenta į bent vieną iš šių prielaidų, tai ima trukdyti tiems uždaviniams, kuriuos grupė bando įvykdyti, pasiekti. Ir terapeutų interpretuojančios grupės dinamikos aspektus tai veda prie įžvalgos, kurie efektyvina grupės darbą. Taigi dabar atskirai apie kiekvieną iš jų. Esant priklausomumui, pagrindinės grupės tikslas - siekti saugumo ir saugoti savo narius per vieną asmenį, lyderį. Iškyla lyderis. Pagrindinė šios grupinės kultūros prielaida yra išorinis objektas, kurio paskirtis užtikrinti nesubrendusio asmens saugumą. Grupės nariai elgiasi pasyviai ir priešingai nei lyderis, kuris yra visagalis ir visažinis. Pavyzdžiui, lyderis gali užduoti klausimą tik tam, kad būtų sutiktas su pagarbia tyla. Tarsi jis apskritai nebūtų kalbėjęs. Lyderis gali būti idealizuotas kaip tam tikras dievas, kuris gali prižiūrėti savo vaikus. Ir kai kurie ypač ambicingi lyderiai gali būti ypač jautrūs šiam vaidmeniui. Pasipiktinimas, aišku, kylantis būnant priklausomu, gali ilgainiui paskatinti grupės narius nuimti lyderį ir tada ieškoti naujo lyderio, kuris pakartotų procesą. Iš kitos pusės tai ne tik grupės dinamikos, bet apskritai visuomenės turbūt dinamika vystymosi. Kitas dalykas tai kovoti, pabėgti. Esant baziniai kovoti, pabėgti prielaidai, grupė siekia išgyventi bet kokią kainą. Ir tai gali būti padaryti arba pabėgant nuo to, kas kelia pavojų, arba su tuo kovojant. Kovojimo sąlygos esanti grupė pasižymi agresyvumu ir priešiškumu. Pabėgimo sąlygos esanti grupė ima plepėti, pasakoti istorijas, vėluoti arba užsiimti bet kokią kitą veiklą, kad tik išvengti terapinio darbo. Tokios grupės lyderis yra tas, kuris gali mobilizuoti grupę puolimui ar pabėgimui. Aišku, kai kurie aspektai gali būti susiję ir su psichoterapija, ir individualioje terapijoje irgi tas gali matytis. Dabar susisiejimas. Paskutinė bazinė prielaida - susisiejimas. Remiasi prielaida, kad grupė susirenka tik reprodukcijos tikslais. 2 žmonės gali susitikti kartu tik dėl vieno tikslo, tai yra seksualinio. 2 žmonės, nepaisant jų lyties, būna grupėje per pastoves tarpusavio interakcijas. Likę grupės nariai tiesiog nekantriai ir dėmesingai klausosi jų su palengvėjimu ir viltimi. Tai čia apie grupinę dinamiką ir psichoanalizę grupinę. Dabar apie mąstymo teoriją, kuri yra kaip ir Bijono arkliukas toksai. Tai jisai pradžioje bandė suprasti mintis, thought, ir galvojimą, thinking, iš tokio matematinio ir mokslinio suvokimo taško. Ir gal čia tokia sunkiausia jos dalis tame, kad tada jo teorija darosi labai sunku suprasti ten su tais visais paskaičiavimais. Vėliau jis atsisakė sudėtingų abstrakčių matematikos ir dar tokio tinklelio naudojimo teiginių ir sukūrė daug intuityvesnį priėjimą, kurį aprašė knygoje Memoir of the Future. Tai ir mūsų savokos, jisai teigia, yra pripildytos tam tikro turinio. Ir tas turinys turi apnašas, kuris ir trukdo tada jas suprasti. Todėl Bijonas buvo linkęs naudoti ar kurti net naujus simbolius ar savokas, kurios yra be apnašų, tarsi neužterštos tuo, ką aš žinau, tam, kad paaiškinti savo teoriją ir tai, kas darosi ypač pirmuose mūsų gyvenimo metuose. Ir 50-60 metais Bijonas transformavo Melanie Klein infantilių fantazijų teoriją į savo tokią epistemologinę mąstymo teoriją. Kaip pradinį tašką jis panaudojo analitinės tos valandos susitikimo fenomenologiją. Ir emocinio patyrimo evoliucija, gebėjimo mąstyti ir kaip šis procesas gali sutrikti ir yra pirmasis fenomenas aprašytas Bijono modelyje.
Kartu Bijonas savo mąstymo raidos teorijoje remiasi jausmų suvokimu, gaunamų ne tik iš aplinkos, bet ir iš organizmo taipogi. Bijonas pabrėžia du principus. Iškėlimas tiesos, jisai sako, kad yra tiesos vara, kuri gina nuo psichozės patyrimo ir kuris skatina žinoti tiesą, norą žinoti, curiosity. Ir mentalinis augimas. Psichika auga dėka atsidengimo tiesai. O tiek psichikos, tiek tiesos vystymosi pagrindų yra emocinė patirtis. Ir anot Bijono tiesa yra mąstymo ir asmenybės augimo puoselėjimas, o melas tam suteikia nuodų ir sutrikimą tada. Taigi, dar šiek tiek jisai tokį įvedė psichoanalizės tinklelis, Vigrid. Manė, kad dabartinis žodynas labai netikslus, bei tikėjo, kad psichoterapijos proceso kulminacija ir pasireiškia per tą tinklelį Vigrid. Tai kaip metodas galvoti apie pacientą. Tinklelis yra daugiau kaip toks kamuolys, kur nuo hipotezės, kuri yra centre, galima nutolti visom įmanomom kryptimis ir kiek nori. Ir pirma dalis yra sensorika. Čia mes šnekėsim vėliau tada apie alfa ir beta elementus, bei alfa funkciją kaip kažkas sisteminio. Antra dalis tai mitai, legendos, sapnai. Gebėjimo sapnuoti sferą nulėmė mūsų galvojimą, kokios bus mintis, ką mes pajėgime galvoti. Čia ir yra superego buvimo vieta pagal jį. Ir trečia, žinios. Ir tinklelis gali būti teigiamas ar neigiamas, gali būti teisingas ar neteisingas prekoncepcijose. Realybė grindžiama prekoncepcijomis, dar viena, jau apie tai mes šnekėjom šiek tiek Klein, kol tu nesusitinki to pačio. Ir velnias turi prekoncepciją, kol tu nesusitinki tikro velnio. Ir mes mąstome prekoncepcijomis ir kai gauname įrodymus, tada sakome, kad tai yra iš tikro. Dabar kūdikiui kitas dalykas reikalingas protas, mentalinis aparatas, kuris padėtų ištoleruoti ir organizuoti visą jo patyrimą, kuris ne visą laiką toks atlaikomas yra. Ir mąstymo aparatas tai gebėjimas turėti mintis ir skirtas doroti su mintimis. Ir mintis ieško mąstytojo. Mintis egzistuoja dar prieš įsivystant mąstymo aparatui, dar prieš jų realizaciją. Dabar apie tokį dalyką kaip alfa elementus, beta elementus ir alfa funkcija. Kas tai yra? Čia toks irgi įdomus dalykas Bijono koncepcijoje. Bijonas sukūrė mąstymo teoriją, aiškindamas, kaip beta elementai, tai yra tam tikros tokios nemetabolizuotos psichės, somo, efektinės patirtys, pakeičiamos į alfa elementus, mintis, kurias jau gali mąstyti mąstytojas, jau jas suvokti ir valdyti tada. Ir kas tai yra beta elementai, alfa elementai ir alfa funkcija? Pirmiausia, tai yra hipotetiškai sukurti elementai. Bijonas nemanė, kad tai iš tikrųjų egzistuoja. Bijonas per šituos hipotetinius elementus kuria kalbą, padėsiančią suvokti, kas vyksta analitinės valandos metu, ką mes stebim ir kartu, kas vyksta žmogaus raidoje. Šie įrankiai gali būti naudojami, aišku, už analitinės valandos ribų, kad paaiškinti ir kitus klinikinius mąstymo procesus pas pacientą jau suaugus. Tai elementai, kurie kokybiškai lieka neprisotinti, o tai reiškia, kad mes niekada negalime pilna apimtimi ir spektru žinoti, ką jie reiškia. Todėl jie gali būti matomi tik kaip įrankiai supratimui, o ne kaip realūs dalykai. Dabar remdamasis tuo, kad gryna mintis yra nemateriali, Bijonas manė, kad egzistuoja žemesnio lygio ar embrioninių minčių tokia hierarchija. Jos apačioje yra elementai, kurie nėra nei psichiniai, nei materialūs, o greičiau kompozicija iš abiejų kartų sudėtų. Tai ir yra beta elementai sudarantis tinklelio A eilutę. Bijonas beta elementus vadino suvokimus, kurie visų pirma yra neapdirbti ir kūdikis nesugeba jų panaudoti kaip psichinės veiklos žaliavos. Tai, kas negali būti metabolizuojama. Tai primityvios tokios protopsichinės patirtys. Anot jo jie sudaro tai, kas projektuojama į motiną pirmiausia, kuri naudoja tada jau savo alfa funkciją, kad paversi juos kažkuo, ką jis vadino tais alfa elementais, kažkuo, ką kūdikis jau gali tada mąstyti ir patirti ir suvokti. Beta elementai tinkamai panaudoti projekcinės identifikacijos ir jie įtakoja išveikimus, dar irgi reikia žinoti. Tai objektai, kurie gali būti evakuoti arba panaudoti tam tikros rūšies mąstymų. Tai yra kažkas neapdirto, kažkas labai tokio archaiško, tie beta elementai mūsų viduje. Nei vaizdiniai, nei nevaizdiniai.
Ir beta elementai laikomi giminingais bazinių prielaidų tiems pagrindams, apie kuriuos aš šnekėjau, vat Bijonas kalbėjo savo darbuose apie grupės. Ir bazinis nerimas, kuris slepiasi po grupės pasipriešinimo bazinėmis prielaidomis, bendrai yra matomas kaip proto mentalinis tas fenomenas, pirmtakas vėlesnių beta elementų koncepcijų. Dabar alfa elementai, tai vat yra sukuriami iš patirties tų suvokinių, iš beta elementų. Ir alfa elementai priešingai nei beta elementai gali būti naudojami jau kaip ir sapnų minčių ir fantazijų medžiaga, suteikianti motinai suvokimą apie kūdikio poreikius tam tikrų momentų. Dabar apie pačią alfa funkciją. Alfa funkcija dirba su nesuvirškintais faktais, jausminiais įspūdžiais ar pajautimais. Tai yra bando aktyviai tvarkyti ir panaudoti tuos beta elementus, padarydama juos įmanomais galvojimui kaip alfa elementus. Alfa funkcija primena Freudo aprašytą techniką, bandant atskleisti vizualinių vaizdinių, su kuriais susidurime sapnuose latentinį kontekstą turinį per analitiko jų interpretavimą. Alfa funkcija beta elementai praeina tam tikrus etapus. Jie išgryninami tam, kad taptų mažiau materialūs ir daugiau abstraktus. Minčių tada raida eina nuo mažesnės link didesnės abstrakcijos ir sudėtingumo. Taip jie tampa alfa elementais. Tai tam tikra prasme, kai mes girdime garsus ir galime juos suprasti, tai yra pervedimas į supratimą ir yra alfa funkcija. Kad mokintis iš patirties, alfa funkcija turi įsisąmoninti emocinį patyrimą. Ir alfa funkcija leidžia įsisąmoninti emocinį patyrimą ir jam tada pasireikšti sapnuose. Alfa funkcija kartu ir kalbėjimo funkcija. Pats gebėjimas kalbėti, gebėjimas verbalizuoti bet kokią patirtį. Alfa funkcija kartu ir simbolizacijos pradžia. Ir alfa funkcijos nesėkmės reiškia, kad pacientas negali sapnuoti ir todėl negali iš viso miegoti ar net užmigti, o kartais ir todėl negali atsibusti. Dabar sėkmingas alfa funkcijos pritaikymas lemia gebėjimą toleruoti realų nusivylimą kaip sudėtinę mokymosi dalį. Ką raidė žinios, ką pavadino Bijonas, ir ką jisai Bijonas vadina mokymusi iš patirties. Ir mąstymas tai yra gebėjimas mąstyti mintimis, kuris jau egzistuoja a priori, bet išsivysto dėka mąstymo alfa funkciją skatinančio motiniško reverie apmąstymo mechanizmo. Ir kartu ten tai yra konteinerio vaidmens. Dabar šiek tiek dar apie tą reverį apmąstymą, kaip jo koncepcija. Tai yra konceptas motiniškas reverį, tai motinos gebėjimas jausti ir įprasminti, kas vyksta kūdikio viduje. Labai svarbus elementas postklinistiniam teoriniam suvokime. Reverį yra tikėjimo pasąmoniniais procesais aktas, būtinas alfa funkcijai. Tai yra mamos supratimas, kas vyksta kūdikio viduje, nes motina yra savo kūdikio ryšių priėmėja. Tačiau yra ir jų indas bei pakeitėja kartu. Čia viskas vyksta kartu. Jos gebėjimas atlikti šią funkciją, šią užduotį, yra ne tik dėl jos imlumo, bet ir dėl jos sugebėjimo kantriai išlaikyti netikrumą ir nusivylimus. Reverį tai bandymas neturėti prekoncepcijų. Net ir to no think, ko gali stikti tą akimirką. Taip vadinamas no think niekis, ką Bijonas vadina, tai, ką mes haliucinuojame, ko nėra, bet ko mes norime. Tai yra kažkas panašaus į stern attunement, tokio prisiderinimo ar vinikoto motiniško susirūpinimo mechanizmus. Terapijų analitiko naudojimas reveryje yra svarbus įrankis reagavimui paciento medžiagą. Tai yra tas gebėjimas žaisti su paciento vaizdiniais, kas taip skatino pats Bijonas. Dabar motina yra ta, kuri teikia kūdikiui maistą, šilumą, meilę ir supratimą, atitraukdama blogą krūtį ir ją pakeisdama gerą krūtimi. Bet motina yra ne tik poreikių tenkintoja, ji taip pat veikia kaip nepageidaujamų jausmų, tai yra, pavyzdžiui, blogos krūties konteineris. Ir kūdikis savo kančią motinai perduoda projekcijos identifikacijos būdu. Kūdikis savo fantazijose atskelia blogą vidinę krūtį ir įdeda ją į motiną. Paprastai vaikas tai komunikuoja per verksmą, rėkimą, neramumus, kūdikio, kūno judesius, pakitusią veido išraišką ir panašiai. Ir motina tada reaguoja į šiuos ženklus ir apdoroja juos mintyse, intuityviai suprasdama kūdikio poreikius ir juos pasakydama jam ir parodydama ir patenkindama. Ir dabar tada išeinam prie to konteininimas, svarbaus koncepto. Konteininimas yra irgi gana abstrakti koncepcija. Konteininamojo modelis kyla iš kūdikio ir motinos santykio.
Ši koncepcija yra gana universali ir kartu labai svarbi psichinės raidos dalis. Pavyzdžiui, motina su kūdikiu abu gali augti per konteininimą ir buvimą konteininamu. Ši teorija paaiškina, kaip motina priima, atlaiko kūdikio nepageidaujamas ir arba užtvindančias projekcijas, apdoroja jas ir tada ši patirtis grąžinama kūdikiu jau modifikuota malonia forma, tarsi suvirškinta. Kūdikis duoda mamai nesuvirškintą maistą, mama suvirškina ir duoda atgal. Bijonas naudoja šią koncepciją, kad išplėsti arba greičiau, tai yra tokia logiška seka Melanie Klein idėjos apie projekcinę identifikaciją. Šis procesas labai panašus ir į prieraišumo fenomeną, apie kurį jau šneka Bowlby. Tai va, ir Bijonas, kalbėdamas apie šią teoriją, čia pati sudėtingiausia dalis. Jis sako, kad aš siūlau laikinai pavaizduoti mąstymo aparatą ženklais, tai žinot, čia kur matot, moteriško ir vyriško ženklais, kuriam tam tikri aspektai gali atitikti tą moterišką arba vyrišką funkciją kitiems vyriškos arba moteriškos aspektams. Ir ženklus tą vyriškumo ir moteriškumo ženklus aš vadinu konteininti ir konteineris. Ir šie kartu ženklai rodo santykį tarp to vyriškumo ir moteriškumo. Ir naudojamas vyriško ir moteriško simbolio, jis sako, kad yra apgalvotas dalykas. Bet nereiškia, kad kitos nei seksualinės prasmės čia neegzistuoja. Intruzyvus projektuojamas elementas asocijuojasi su tokia maskulinė, vyriška, besiskverbiančia simbolika. O konteinantis toks priimantis elementas kaip tik ir asocijuojasi su tuo moterišku simbolizmu, su tuo, kas priima tą vyrišką elementą. Taigi, psichikos formavimas atsiranda dėl tokio mechanizmo integracijos, kai projekcinė identifikacija veikia normaliai. O psichotinių pacientų atveju, kaip tik toks projekcinio identifikavimosi pažeidimas sutrikdo tą vyriško ir moteriško susisiejimą, kuris tada ir sukuria tą išsinerimo tokį jausmą, tą psichozinius dalykus. Ir ryšys tarp vyriško, moteriško ten to mąstymo mechanizmo gali būti paprastasis, komensalinis, simbiotinis arba parazitinis. Ir parazitinis atsiranda ryšys tada, kai tas mąstymo aparatas pagamina objektą, kuris sunaikina tiek moterišką, tiek vyrišką. Ir tokio objekto pavyzdys yra tada nenuoseklumas. O jeigu įvykis, kuris įvyksta, lemia išraiškos galių išsivystymą, tada tai, kas vyksta, gali būti laikoma simbiotiška. Ir moteriška, ir vyriška yra abipusiai tada naudingi. O paprastame komensalinėme tame ryšyje emocijos padeda išugdyti asmens gebėjimą išrasti kalbą, kuris vėliau palengvina emocinį išvystymąsi. Todėl kalba ir emocijos yra praturtinančios vieną kitą vystymosi spiralėje. Toks, matematiškai labai sudėtingas galbūt kartais suprasti. Tai va. Ir konteininimas vyksta tada, kai vienas asmuo priima ir supranta kito emocinę komunikaciją, nepaskęsdamas tame, apdoroja tai ir tada iškomunikuoja tą suvokimą ir atpažinimą pagal tam asmenį ir tai gali atgal tam asmeniui ir tai gali atstatyti gebėjimą mąstyti kitame asmenyje. Douglas 2007. O čia paprasčiau, tai paaiškiau, kas ten darosi be tų visų ženklų. Ir Bijonas pabrėžia, kad konteininimas nėra pasyvi funkcija. Jį įtraukia abu partnerius į aktyvų tarpusavio santykį. Ir santykis tarp konteinerio ir konteininimo yra dinaminis, abipusiai veikiamas, reciprokinis. Ir Bijonas aprašė daugybę galimų tarpusavio santykių variantų, bet jo manymu greičiausiai tai yra sudėtingas reiškinys. Konteineris ne visada gali būti geras, jis gali būti visoks ir blogas, žudantis irgi. Bijono nuomonė, kūdikiai yra užtvindomi savo patirties, nes jiems trūksta vidinės kontrolės, dėl to tas konteineris yra reikalingas. Ir motinos konteininanti funkcija padėti kūdikiui išsiugdyti savireguliacijos gebėjimą. Toks kūdikis įsisavina, internalizuoja šį iškonteininimo pojūtį ir patiria motinos emocinį prieinamumą ir tada galiausiai išsiugdo savo gebėjimą padaryti tą patį. Kūdikis tiesiog išmoksta per tai mąstyti. Kūdikis projektuoja jausmus, su kuriais jis pats nesusitvarko į pirminius tos globėjus motiną, kurie tada savo ruožtu atspindi atgal taip, kad jie tampa daug tolerantiškesni kūdikiui. Pastovus verkimo iš baimės, pykčio, alkio ar diskomforto girdėjimo ir sugerimo procesas ir atitinkamas reagavimas apima ankstyvąjį konteininimo patyrimą. Tai rodo, kaip motina tvarkosi su vaiko skausmo, pykčio ir kitų nepakeliamų jausmų projekcijomis ir po to grąžina jas vaikui modifikuotų, iškonteinintų būdu, ką turi daryti ir psichoterapeutas.
Kad tapti psichiniu objektu, projektuojamas elementas turi susitikti su konteineriu arba kitaip su ta mąstymo funkcija. Ankstyvasis konteininimo patyrimas kūdikiui leidžia susikurti mąstymo gebėjimą, kad susitvarkyti tada ir pačiam su patyrimu ir emocijomis ilgainiui. Kai individualus konteininimo patyrimas yra neadekvatus arba stipriai pažeistas, kognityvinis ir emocinis vystymasis irgi yra sutrikdomas. Bet reikia atminti, kad neiškonteininti jausmai ir patyrimas yra normalu ir kyla viso gyvenimo metu šalia to. Taigi, Bijonas išplėtė savo teoriją ir vardindamas socialinės grupės, čia kaip tam tikrą motinos konteinerio tipą, kad ir grupės gali būti, kad tai yra plačiau negu tik motinos darbas. Ir visa tai galioja ne tik mintims, bet ir, pavyzdžiui, skausmui, kaltei ir nusivylimui. Jie irgi gali būti konteininami. Motinai sąveikaujant su sielvarto apimtu kūdikio galvoje skausmas, pavyzdžiui, kaltė, nusivylimas, tada tampa tuo, ką galima ištverti. Tai yra kūdikis kenčiantis nuo skausmo, kaip ir paciento psichika, ieškodamas ir ieškomas ir randamas motinos krūties, analitiko psichikos. Toks aktyvus ieškojimas konteineris. Konteineris aktyviai ieško. Dabar psichoanalitinėje teorijoje yra dvi koncepcijos, aišku. Tai yra laikymas, holding ir containimas, containing, kurios atrodo tarsi panašiai aprašo, kaip motina leidžia vaikui saugiai reikšti emocijas, bet kartu ir yra skirtingos. Bijono konteinerio koncepcija dažnai lyginama su Vinikoto idėja apie laikymą ir laikančią aplinką, bet tai nėra tas pats. Jas reikia aiškiai atskirti, nes Vinikoto laikymo funkcija nėra sinonimas konteininimo funkcijai. Bijono koncepcija skiriasi nuo Vinikoto idėjos per 3 dalykus. Konteineris yra vidinė būsena, kai laikymas arba laikanti aplinka yra išorinė, arba tranzitinė būsena tarp vidinės ir išorinės būsenų. Konteineris yra nejausminis, kai laikanti aplinka dažniausiai yra jausminė. Ir konteineris kartu su konteinimu yra aktyvus dalykas. Ši veikla gali būti integruojanti arba destruktyvi, o laikanti aplinka yra teigiama ir skatinanti augimą. Bet, aišku, gali būti ir ne. Dabar šis procesas, konteinimas, taip pat vyksta ir terapijoje, kai psichoterapeutas veikia kaip konteineris, priimdamas iš paciento mintis ir jausmus ir iš naujo reprezentuodamas juos, kad jie būtų suprantamesni ir mažiau potencialiai naikinantys pacientui. Tai padedama pacientui perdirbti savo emocijas su atspindinčiu suaugusiu terapeutu. Tai pacientas išmoksta mąstyti ir suprasti savo emocinį patyrimą ir iškonteininti savo jausmus pats. Klausimas, koks konteineris tu esi pacientui ir stengiasi jam būti kitoks, kuris jo nesužlugdys. Analizės principas. Gebėjimas konteininti suteikia pacientui daug saugumo, kad jis gali nebijoti savo tada laukinių minčių ir tų fantazijų. Todėl analitiko neturėtų išgąsdinti net ir baisiausios paciento mintys. Jis turi analitiškai sureaguoti į tą pasakymą. Tam reikalinga kantrybė ir saugumas, kas gali būti pasiekta analizėje, būti kantriu ir ilgai laukti, kol pasirodys tau nežinoma asmenybės dalis. Čia psichoterapeuto darbas. Analizėje reikia leisti pacientui laikyti save, kuo jis nori. Ir tai iš principo tai susisieja su Bijono patirtimi kaip tankisto, kai tai yra kažkas panašaus į tai, ką jis patyrė, nes jisai pasakoja apie tai, kad jis patyrė tą. Tai buvimas pamuštame įklimpusiame tanke, kuris yra niekieno zonoje tarp savų ir priešų. Ir kur tu sėdi toje dėžutėje metalinėje ir lauki, ištrauks tave ar galutinai pamuš. Ir tame sėdėjime, tame siaube tada gali išgyventi ir gali atsirasti naujais klodai, tu išbūti tame gali. Tai va. Ir dabar čia kitos dar Bijono idėjos svarbios. Tai Bijonas įveda baigtinumo ir begalybės funkcijas. Kaip suvokiame save? Kuo ilgiau gyveni, tuo darosi daugiau baigtinumų ir tada apsibrėži savo baigtinumą ir nenori leisti rastis naujiems dalykams, nes per daug jau. Nes kai imi naujus dalykus, atsiranda grėsmė prarasti senus dalykus. Kiekviena įžvalga kartu teigia šiek tiek liūdna, nes tai reiškia, kad tai galėjai padaryti anksčiau ir vadinasi yra kažkas prarasto tame. Ir gebėjimas savyje toleruoti šizoidinę paranoidinę funkciją ir suteikia mums kūrybos laisvę. Kartu svarbu ne tai, ką mes galvojame, o tai, kas gimsta viduje. Į ego funkciją galima žiūrėti kaip į lukštą, kuris mus skiria nuo pasąmonės. Tai, kas gimsta viduje, transformuojama į žinojimą.
Ir analizės tikslas nesąmoningos medžiagos pateikimas. Analitikui netiek svarbu suprasti, iš kur atsirado sena medžiaga, bet pamatyti, kaip atsiranda nauja medžiaga, pamatyti, ar yra tam erdvės, nes mūsų gynybos neleidžia to matyti. Tai ir yra tas dengiantis luobas. Kai analizuoji, stengiasi analizantui uždėti savo akinius, bet tai nėra jo akiniai. Tad Bijonas siūlo nesiūlyti savo akinių, o stebėti, kaip kažkas gimsta pas pacientą, ieškoti jo tiesos. Kitas Bijono principas, nežinau, ar aš teisus, gal aš klystu. Ir interpretacijos vertė, ar tai skatina paciento raidą. Net jei interpretacija neteisinga, bet jis skatina paciento raidą, vadinasi viskas gerai. Veiksmas kartu irgi yra labai svarbus. Interpretacija gera, kuri turi vektoriaus veiksmą, kuri turi vektorių, kuris nuskatina eiti, nesustoti. Ir analizė prasminga tik jei žmogus neužsistovi joje. Analizė turi skatinti veiksmą. Dabar dar kitos idėjos krūtis, nekrūtis. Normaliai vystantis kūdikis introjektuoja skirtingas motinos dalis, jau apie tai daug šnekėta, ir pasak Bijono taip pat introjektuoja jos funkcijas, suvokiamas kaip dalinius objektus. Tai atsitinka ir dėl jos konteinerio funkcijos, kuri padidina kūdikio kantrybę. Todėl jis gali laukti ir toleruoti nusivylimus, pavyzdžiui, krūties nebuvimą. Tai lemia, kad nekrūtis tampa alfa elementu, kurį galima perdirbti naudojant konteinerio funkciją, kurią kūdikis gavo iš motinos per projekcinę identifikaciją. Nekrūtis po truputį tampa nesančios krūties simboliu, apie kurį kūdikis išmoko galvoti ir tokiu būdu įvaldyti. Dabar toleruoti nerimą, tai atitinkamas perėjimas nuo malonumo skausmo principo prie realybės principo. Šis žingsnis apima mąstymo panaudojimą, kad toleruoti nusivylimą, neleidžiant jūsminio poreikio patenkinimo, įskaitant ir haliucinacijas. Ir jausminio pasitenkinimo neigimas sukelia pyktį ir pasipiktinimą, kuriuos reikia atlaikyti, samprotaujant ir galvojant apie tai. Yra skirtingi būdai, kaip vystosi kartu prasmė, šnekėjau ir apie prasmę, kai kartu susilieja išankstinis supratimas su realizacija. Pirmas, susiliejimas gali būti vertinamas kaip nesočio elemento prisotinimas, išankstinė koncepcija, per atitinkamą realizaciją. Tas susiliejimas yra privalomas arba įvardinimas, iš kur gali išsivystyti tolesnė prasmė. Konteinerio konteininamojo ryšys sukuria prasmę susitikus su atitinkamomis realizacijomis. Štai taip vystosi mintis, atitikmuo vienas su kitu susiejimo procesas seka po prasmės akumuliacijos. Ir išankstinės koncepcijos ir realizacijos suderinimas yra ir abstrakcija, ir susiejimo fenomenas kartu. Ar čia kitas Bijonas siūlo, kad kūdikis savo mirties baimę projektuoja į krūtį. Jis taip pat projektuoja nesutrikdytos krūties neapykantą ir pavydą. Dėl projektuotos baimės krūtis gali būti suvokiama kaip su pavydu atmetanti prasmę. Todėl užuot ją detoksikavusi ir sumaitinusi kūdikiui valdomų pavydalų, ji nebetenka prasmės ir pašalinama mirties baimė, kuri yra gyvenimo prasmė, o ne pati baimė. Tai, ką kūdikis tada priima, yra bauginanti beprasmė mirties baimė, bevardė baimė. Taip jo baimė padidėja, o nesumažėja. Dar viena idėja transformacijos. Taip apibrėžiamas judėjimas, tikslus judėjimas. Yra 3 rūšys jo. Kaip perkelimo atitikmuo, kaip projekcinė transformacija, psichozinio perkelimo atitikmuo ir transformacija į haliucinozę. Transformuoti anksčiau aprašytų būdų yra 3 emociniai ryšiai. Tai yra meilė, neapykanta ir žinios. O alfa funkcijų suvokimą paverčia emocinę patirtimi tada. Ir dabar šiek tiek apie žinios, meilės ir neapykantą. Knowledge, love and hate. Kaip sakė Bijonas, žinios nėra daiktas, dalykas, kurį mes turime, o ryšys tarp mūsų ir tai, ką mes žinome. Plus ką, tada jis tą pavadino, yra troškimas žinoti, o nereikalauti žinių. Ir priešingai, minus ką yra ne tik žinių ignoravimas, bet ir aktyvus jų vengimas arba net noras sunaikinti galimybę jas įgyti. Žinių priešingybė yra tai, ką Bijonas ir pavadino minus ką. Galingi beta elementai, kurie yra susieti su minus ką veikimu, procesu, kuris apnuogina, atidengia ir nuvertina asmenis išgyvenimus ir idėjas. Žinios su minuso ženklu vienas iš tokių gana komplikuotų supratimų. Žinios, kurios neturi emocinio atitikmens manyje. Aš žinau, bet nežinau, ką tai reiškia. Kartais gal dar galiu įsivaizduoti, bet galiu tik iš tolo įsivaizduoti.
Keistas toks dalykas. Ir Bijonas teigia, kad ir plius K, ir minus K sąveikauja su meilė ir neapykanta panašiai, kas atsitinka analitinių santykių ryšiuose. Emocinio ryšio kompleksiškumas, ar meilės, ar neapykantos, ar žinių, LH ir K, Bijono santykių ta triada analitinėje situacijoje sukuria nuolat besikeičiančios atmosferos efektą. Tik žinia, kuri turi meilę ar neapykantą, yra svarbi. Paciento fokusas gali būti nukreiptas siekti greičiau meilės ir neapykantos nei žinių, kas atitinkamai yra rizikinga psichoanalitiniam domėjimėsi. Neapykanta su minuso ženklu tai abejingumas, meilė su minuso ženklu tai asocialumas. Naudojasi tiek, kiek reikia, bet žiūri į tą objektą abejingai. Bijonas teigia, kad ieškant neapykantos H šaltinio ir atsižvelgiant į žinių sunaikinimą, neišvengiamai tyrėjas stebisi, kad žiūrint iš įvairių tyrinėjimo taškų, kodėl toks kaip minus K turi egzistuoti. Aš matau tik tai vieną faktorių – pavydą. Šiuo terminu vadinu tai, ką apibūdino Melanie Klein savo knygoje Pavydas ir dėkingumas. Ir atvirkštinė perspektyva ir minus K. Reversible perspective and minus K. Terminą atvirkštinė perspektyva Bijonas naudoja, kad pavaizduoti savotišką ir mirtiną analitinę aklavietę, kuris saugo nuo psichinio skausmo. Tai yra tai, kas darosi su pacientu. Tai yra susidūrimas dviejų nepriklausomų patiriamų požiūrių ar fenomenų, kurių reikšmės yra nesuderinamos. Bijono žodžiais atvirkštinė perspektyva yra skausmo įrodymas. Pacientas perverčia perspektyvą taip, kad paversti dinaminę situaciją statinę ir tada nieko judėjimo nėra. Kaip apibendrino Čegoinas, gana didžiulis Pietų Amerikos psichoanalitikas, žinomas toks psichoanalitikas, atvirkštinė perspektyva yra ypatingas mąstymo rigidiškumo atvejis. Kaip sakė Bijonas, tai, kas yra charakteringiausia tokiose situacijose, tai manifestinis sutarimas ir latentinis nesutarimas terapijos metu. Klinikiniam kontekste tai, kas gali atsitikti, tai, kad iš principo analitiko interpretacija priimama, bet prielaidos atmetamos. Kas ir yra interpretacijos tikrasis specifiškumas esmė. Atvirkštinė perspektyva yra potencialios žinių destrukcijos ir deformavimo aspektas. Ataka nukreipta į minus K ryšį. Ataka nukreipta į ryšį identifikuojama kaip nekentimas emocijų, nekentimas realybės ir nekentimas paties gyvenimo. Dabar nenusakomumas, dar vienas toks terminas. Tai vat. Ir toliau plėtodamas savo mintis, Bijonas pasinaudojo atvirkštinę perspektyvą kaip analitinę prielaidą, tirdamas psichoanalitinius reiškinius iš abiejų pusių, kad išgauti stereoskopinę binokuliarinę perspektyvą. Tai, kas gali būti siejama su jo didėjančiu susidomėjimu tuo, ką jis pavadino nenusakoma ar galutinė tiesa. Iš estetinės perspektyvos Bijonas yra neokantietis, kuriam realybė arba daiktai patys savaime gali būti pažįstami tik per sensorinį suvokimą. Kalbant individualios patirties terminais, Bijon kalbėtų apie intensyvų, katastrofišką emocinį sprogimą kuris gali būti pripažintas tik per jo padarinius. Kur anksčiau jis garbino žinias, plius K, dabar jis taip pat kalba apie pasipriešinimą perimui nuo transformacijų susijusių su K žiniomis prie transformacijų apimančių pasipriešinimą nežinomiems dalykams. Ir apie edipinę situaciją. Bijonas teigia, kad už edipinio lygmens egzistuoja daug primityvesnės dalinių objektų fantazijos. Todėl, kuo asmuo labiau sutrikęs, tuo lengviau pastebimos šios primityvios fantazijos ir mechanizmai. Tokios fantazijos, kaip pagrindinis Bijono susidomėjimo fokusas, atsirado po jo antrosios kleinietiškos analizės. Ir šiek tiek apie vėlesnį Bijoną. Ankstyvesnis Bijonas daugiau kleinistinis ir vėlyvesnis daugiau mistiškesnis toksai. Vėlyvesnis Bijonas atsitraukia nuo to žinojimo, analitiko patirčių darbė su pacientais. Nors abi Bijono dalys nėra labai nutolusios viena nuo kitos. Vėlesniam Bijonui psichoanalitinis susidūrimas yra pats savaime yra turbulencijų vieta, psichinė erdvė tolimesniems idėjoms, kurios ir toliau gali būti plėtojamos. Savo neįprastam siekiai išlaikyti šią psichinę erdvę, Bijonas praleido savo paskutinius ilgo ir išskirtinio profesinio gyvenimo metus, rašydamas futuristinę tą trilogiją, kurioje jis buvo atsakingas tik pats savo, Memoir of Future, ateities prisiminimai. Ir dar šiek tiek apie as-if asmenybę.
Kelenistai šį fenomeną aprašo kaip as if, kai mokomas iš kitų patyrimų ir žmogus žino, bet emociškai nieko tokio nėra. Ir kol pacientas to neišgyvena, tai analizė bus bevertė, niekas nejudės. Ir čia šiek tiek Bijonas rašo, kad tai tokia asmenybė, kai motina formaliai, į nieką nereaguojantis tėvas, gerintis gali būti, besikabinėjantis prie vaiko, ir vaiko gyvenimas be užuojautos, be pykčio, tarsi taip ir turėtų būti. Viskas priimama kaip suprantama, net jei tai ir baisus dalykai. Bet pacientui nėra tokio emocinio turinio. Tarsi pacientas sako, na ir ką, kad numirė. Visiškas emocinis tamsumas. Jausmas iš analitiko, kad pacientas galėtų jausti meilę ar neapykantą, bet tai tarsi neįmanomas reiškinys. Pas tokį pacientą yra tapatybės kartu problemos, kai mes tapatinamės vaikystėje su daiktais, kurie mums išnyko ir kuriuos bandome susigrąžinti. Svarbu, kad tai būtų daiktas duodamas su meilė, ne šiaip savo maistas. Toks žmogus nėra internalizavęs meilės ir neapykantos komponento. Toks žmogus gali ir toliau gyventi, bet jis buvo patyręs didžiulę emocinę deprivaciją nuo vaikystės. Tai čia taip galbūt mistiškai šiek tiek apie as if asmenybę. Tai tiek apie Bijoną. Tikiuosi, kad kažkiek išliko apie jį, kažkiek supratot. Pabandysim pasiaiškinti tada jau mūsų susitikimuose tolimesniuose apie visus šitus 3 autorius. Tai viskas.